kuriai reikia kažką dabar duoti sugromuluoti, kad jai būtų įdomu ir kad tada, sakykime, neperijautų to radijo kanalo. Tai va, tai kiekvienas iki atėjus į darbą, ryte, jūs tiesiog pagalvojot, kas dabar toj mokykloje vyksta ir galbūt ir nereikia ten labai plačiai. Kažkokia, sakykime, arba netgi kalbėti apie problemas nėra blogai. Kažkokias, sakykime, mokinių psichologinės problemos, kur visokių yra. Kodėlgi mokykla neinicijuoja tų diskusijų? Žinot, kažkada irgi norėjau bibliotekininkų draugijai prasimušti į spaudą ir apie savo problemas iškelti klausimus Lietuvos ryto laikraštyje. Tai buvo per daug menkos problemos ir niekaip nepraėjo. Tai va, žinais, yra tas kitas dalykas, kad žinais, yra toks, visada reikia labai jausti iš vis įkeinantį nacionalinę žiniasklaidą, reikia labai žiūrėti su įvykiais, kas vyksta. Nes, nacionaliniu mastu tai yra Lietuvos problemos, yra valstybė, Seimas, politika, yra užsienio problemos. Tada, jeigu jūs pataikysit, kai yra tuščia diena ir žurnalistai neturi darbo, jūs išeisit tik daina į tenais. Bet jeigu jūs ten papulsit tada, kai čia ministrė krenta, ten prezidentė nebeturi kito ministro, nu, visai kaip suirutė šalyje, tai jūsų ta problema esat labai lokalūs ir jūs liksit nuošaly. Bet jeigu jūs matot, kad, pavyzdžiui, vasara yra idealus laikas, vasara ir savaitgalį žurnalistams yra bėda, jie kūrė naujienas, nes nėra ką daryti, nėra įvykio. Ir tada staiga jūs ten su kažkokia problemėlė, susirandat žurnalistai ir jūs sakot, gal tu va čia kažkaip tai, nu, ten sakykime. Pametėt tokią, nu, tokį pasakymą, kad ten kažkokia problemėlė, kurią būtų galima išrealizuoti. Tai čia bet reikia labai žinoti, matyti, sakykim, tam pačiam rajone ir rajono laikraštį lygiai taip pat. Žiūrėti, kokia situacija, maždaug irgi sekti spaudą, sekti įvykius, kas vyksta. Ir jeigu ten kažkokia suirutė savivaldybei, sakykime, miesto savivaldybei, kur ten, sakykime, griūna valdžia, ten opozicija meta poziciją lauk, ten karai vyksta, tai, na, aišku, tada tuo metu visų dėmesys bus tenais ir tiesiog žurnalistų nebelieka laiko domėtis, sakykime, tokiom problemom. Būna dažnai pirmadienio rytas yra idealus laikas. Kai ateina po savaitgalio, dažnai tų naujienų dar nelabai yra, o kažką daryti reikia. Ir tuo metu, jeigu jūs jau aiškiai turėsit kažkokią temelę, kur jau galėtumėt išplatinti žiniasklaidai, yra šansų, kad jūs išeisit su ja. Tai va.